Tiems, kurie nežino, 1986 m. rugsėjį nuo Filchnerio ledo lentynos vakarų Antarktidoje atskilo milžiniškas ledo gabalas. Tuo metu jis buvo paprastai pavadintas A23A. Nors jo pavadinimas buvo paprastas, mokslininkai greitai pastebėjo, kad tai nėra paprastas ledkalnis. Iš tikrųjų, tai buvo didžiausias ledkalnis pasaulyje. Jo plotas siekia maždaug 4170 kvadratinių kilometrų. Kai tarsi žiūrėtum į plūduriuojančią milžinišką ledo salą, kuri yra daugiau nei 5 kartus didesnė už Niujorko miestą. Dabar bėgant metams jį tiesiog sustojo vienoje jūros dalyje. Dabar ji tarsi nuolatinė ledo sala, įstrigusi įšalusiuose Antarktidos vandenyse. Tačiau stebėtina, kad po daugiau nei 3 dešimtmečių įvyko kažkas neįprasto. Tik 2023 metais A23A vėl pajudėjo. Atrodė tarsi milžinas miegojęs po šaltų pasaulių būtų vėl pabudęs. Sala? Dabar ji pamažu dreifuoja Bedel jūroje šalia Antarktidos ir juda daugiau nei 150 km per mėnesį. O daugeliui mokslininkų tai yra rimtas įspėjimas. Nes kai milžiniškas ledkalnis pradeda judėti po daugelio metų stovėjimo vietoje, tai gali reikšti, kad Antarktidoje vyksta dideli pokyčiai. Ir pasak daugumos ekspertų, tai nėra geras ženklas. Tačiau dabar kyla klausimas, kiek iš tikrųjų svarbus šis įšalęs žemynas. Ir štai dar keli svarbus klausimai. Kas nutiks, jei visas ledas Antarktidoje visiškai ištirps? O kaip atrodys pasaulis, kai jūros lygis pakils aukščiau nei daugelis pastatų? Ir ar tiesa, kad čia teka kraujas iš ledyno? Ir dar vienas beprotiškas klausimas. Kodėl čia randama tiek daug meteoritų? Ar įmanoma, kad vieną dieną Antarktida vėl taps žalia? Šiame vaizdo įraše į visus šios klausimus atsakysime. Tačiau prieš pradėdami nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Tai labai svarbu mums, turinio kūrėjams. Labai ačiū ir dabar pradėkime. Pradžioje aptarkime keletą svarbių dalykų. Tiems, kurie to nežinojo anksčiau, jau seniai egzistuoja seni žemėlapiai, rodantis paslaptingą žemę pačiame pasaulio pakraštyje. Dažnai jį vadinama pietų žeme arba kartais terra incognita, kas reiškia nežinoma vieta. Netgi graikų filosofas Aristotelis savo knygoje apie orus ir gamtą, parašytoje apie 350 metai prakostų Kristus, paminėjo regioną pačiame pietinėme žemės pakraštyje. Tačiau stebina tai, kad tik XIX amžiuje žmonės galutinai patvirtino Antarktidos egzistavimą ir tik tada ją pradėjo laikyti tikrų žemynų. Pirmasis oficialus šio žemyno pastebėjimas įvyko tik 1820 metais ir kad suprastum, kaip vėlai tai nutiko žmonijos istorijoje, tiesiog pagalvok apie tai. Tuo metu jau buvo išrasta baterija, jau egzistavo fotografija, netgi gaivieji gėrimai jau buvo tuo metu. O Kristupas Kolumbas jau buvo atradęs Ameriką daugiau nei prieš 300 mečius, kol dar nebuvo atrasta Antarktida. Ir net kai jie jau buvo ją pamatę, daugelis vis tiek iš karto nepatikėjo, kad tai yra visas žemynas. Praėjo beveik 2 dešimtmečiai, kol ji buvo oficialiai pripažinta atskirų žemynų. Ir tai nebuvo paprasta sala. Nepaisant to, kuo daugiau mokslininkai tyrinėjo Antarktidą, tuo labiau jie stebėjosi. Nes tai nebuvo tiesiog šalta vieta. Pasirodo, ji taip pat yra labai didelė. Jos plotas siekia daugiau nei 14 milijonų 200 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Todėl tai yra 5. pagal dydį žemynas Žemėje. Ji beveik 1,5 karto didesnė už visą Jungtinių valstijų teritoriją. Jos pakrantės ilgis siekia beveik 18 tūkstančių kilometrų. Tačiau, kaip sakoma, tai tik ledkalnio viršūnė, nes tikroji bauginanti Antarktidos paslaptis slypi po jos ledu. Čia randasi didžiausi ledynai visoje planetoje. Iš tiesų, beveik 90% viso Žemės ledo yra Antarktidoje. Tai reiškia, kad beveik visas užšalęs vanduo pasaulyje yra tik šiame viename žemyne. Ir net jei pašalintume jūrinius ledynus ir žiūrėtume tik į tuos, kurie yra ant žemės, jų plotas vis tiek siekia beveik 14 milijonų kvadratinių kilometrų storio ledo. Ir dar labiau stebina tai, kiek čia sukaupta ledo. Manoma, kad Antarktidoje yra apie 26,5 milijono kubinių kilometrų ledo. O kad suprastume, koks tai didelis svoris, 1 kubinis kilometras ledo sveria beveik 0,92 gigatonos. Paprasčiau tariant, visa Antarktidos ledo danga sveria maždaug 24 milijonus 380 tūkstančių gigatonų. Ir čia vis dar yra vietų, kur ledo storis viršija 4 kilometrus. Tai aukščiau nei daugelis kalnų. Bet štai pats baisiausias klausimas. Kas nutiktų, jei visa tai ištirptų?
Pasak mokslininkų, jei visas ledas Antarktidoje visiškai ištirptų, pasaulio jūros lygis pakiltų maždaug 58 metrais. Tai būtų beveik 190 pėdų, jei suskaičiuotume. Jei taip nutiktų, daugelis garsiausių pasaulio miestų galėtų visiškai paskęsti. Tokie miestai kaip Niujorkas ir Londonas gali išnykti iš žemėlapio dėl potvinių. Olandija, kurios vieta jau dabar yra žemiau jūros lygio, visiškai išnyktų iš pasaulio žemėlapio. Tačiau čia yra dar viena svarbi detalė. Antarktidos ledas nėra paprastas vanduo. Tai yra gėlas vanduo. Iš tikrųjų, beveik 70% viso Žemės gėlo vandens yra sukaupta čia. Ir čia Antarktida tampa dar ypatingesnė. Nors Antarktida supa daugybę ledo, ji vis tiek laikoma dykuma. Taip, dykuma. Ir ne šiaip sau dykuma. Tai netgi sausiausia dykuma visame pasaulyje. Bet kaip taip atsitiko? Kaip vieta, kurioje yra daugiausia ledo ir vandens visoje planetoje, tapo dykuma? Kai išgirstame žodį dykuma, automatiškai pagalvojame apie svilinantį karštį, plačius smėlynus ir didžiulės smėlio audras, kaip Sacharos dykumoje. Tačiau pasak mokslininkų, daugumos žmonių įsivaizdavimas apie dykumą yra klaidingas. Tikrasis dykumos apibrėžimas nėra karštis, o kritulių trūkumas. Paprasčiau tariant, jei tam tikroje vietoje beveik nėra kritulių arba beveik visai nelyja ir nėra drėgmės, tą vietą jau galima laikyti dykuma, net jei aplinkui vien ledas. Būtent tokia yra Antarktida. Pietų ašigalyje vidutinis metinis kritulių kiekis siekia tik apie 15 mm. Tai labai mažai. Kad įsivaizduotum, kiek tai nedaug, pati Sacharos dykuma per metus gauna daugiau lietaus. Ir tai yra apie 76 mm. Taip, Sachara yra drėgnesnė, o Antarktida. Kai kurios pakrantės Antarktidoje kartais patiria šiek tiek sniego ar kritulių, tačiau tai labai reta ir vis tiek jų yra labai mažai. Todėl apskritai žemynas išlieka labai sausas. Nors jis padengtas labai storu ledo sluoksniu, oficialiai jis vis tiek vadinamas tikra dykuma. Ir dar labiau stebina tai, kad storas ledas, kurį matome šiandien, nesusiformavo per kelerius metus ar šimtmečius. Prireikė milijonų metų, kol Antarktidoje susiformavo milžiniškas ledo sluoksnis. Ir jei manai, kad ta vieta jau yra labai sausa, yra dar kažkas ekstremalesnio. Yra viena Antarktidos dalis, kuri pasak mokslininkų beveik 2 milijonus metų nepatyrė lietaus ar jokios kitos kritulių formos. Tai reiškia, kad Žemėje yra vieta, kur beveik 2 milijonus metų beveik nelijo. Ir vėliau dar pakalbėsime, kodėl ta vieta atrodo tarsi kita planeta. Grįžkime Dar vienas išskirtinis dalykas apie Antarktidą yra tas, kad ji iš tikrųjų neturi tikro savininko. Tai nėra šalis, taip pat nėra kolonija. Tiesa, yra keletas šalių, kurios pareiškė pretenzijas į kai kurias jos dalis. Tačiau iš esmės nėra oficialios šalies, kuriai priklausytų Antarktida. Tačiau net ir taip, Antarktida turi savo telefono kodą, interneto domeną AQ ir netgi savo vėliavą. Tai iš tiesų tarsi atskiras pasaulis, labai skirtingas nuo mums įprasto. Ir iš tiesų, daugelis dalykų Antarktidoje nesilaiko įprastų Žemės taisyklių. Pavyzdžiui, laiko juostos čia beveik neturi prasmės. Kitose pasaulio vietose aišku, koks dabar paros metas – rytas, vidurdienis ar naktis. Tačiau Antarktidoje tai priklauso nuo to, kurioje tyrimų stotyje esi. Kiekviena stotis naudoja savo laiką. Ir jei paklaustum, kiek dabar valandų Antarktidoje, tai būtų šiek tiek klastingas klausimas. Nes pietų ašigalyje būna laikotarpių, kai saulė beveik nenusileidžia. Nuo rugsėjo 21 iki kovo 23 vyksta vadinamoji poliarinė diena. Per tą laikotarpį iš tikrųjų visai netemsta. Saulė tiesiog sukasi palei horizontą, o šviesa tęsiasi be pertraukos. Tai tarsi labai ilga diena, trunkanti net 184 įprastas dienas. Po to ateina poliarinė naktis. Tai ilgas laikotarpis, kai beveik nuolat tamsu. Dėl to Antarktidoje beveik nėra aiškios dienos ir nakties ribos. Ir žinoma, dėl itin atšiaurių sąlygų ten beveik niekas nenori nuolat gyventi toje vietoje. Antarktidoje beveik nėra atnėrinių gyventojų. Tačiau net ir taip, kiekvienais metais ten vis tiek gyvena žmonių. Paprastai Antarktidoje būna maždaug nuo 1 iki 5 tūkstančių žmonių, priklausomai nuo sezono. Dauguma jų yra mokslininkai, tyrėjai, vyriausybės darbuotojai, o kartais net ir jų šeimos. Net ir labiau prieinamose Antarktidos dalyse reikalavimai yra labai griežti, dar prieš leidžiant prisijungti prie ekspedicijos. Tačiau kuo toliau keliauji į pavojingesnės vietas, tuo taisyklės tampa dar griežtesnės. Ir yra vienas reikalavimas, kuris tikrai stebina. Kai kuriuose misijose žmonės, kuriems dar nebuvo pašalintas apendiksas, gali būti neleidžiami prisijungti.
Keista, ar ne? Bet kodėl reikia pašalinti apendiksą prieš vykstant į Antarktidą? Ar ten yra mirtinas virusas, kuris puola apendiksą? Atsakymas susijęs su tikru įvykiu, kuris vos netapo tragedija. 1961 m. balandžio 29 d. 27 metų sovietų gydytojas Leonidas Drogosovas staiga pajuto stiprų silpnumą, karščiavimą, vėmimą ir stiprų skausmą dešinėje pilvo pusėje. Kadangi jis buvo vienintelis gydytojas jų 13 narių ekspedicijoje, jis neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik pats save apžiūrėti. Po apžiūros paaiškėjo bauginanti diagnozė – ūminis apendicitas. Dar blogiau, netoliese nebuvo jokio lėktuvo, kuris galėtų jį išgelbėti. Tuo metu oras buvo labai prastas, todėl evakuacija buvo neįmanoma. Paprasčiau tariant, atrodė, kad jam buvo paskelbtas mirties nuosprendis. Tačiau vietoj to, kad pasiduotų, jis padarė tai, kuo sunku patikėti. Jis nusprendė pats savo pašalinti apendiksą. Taip, jis pats atliko apendektomiją savo kūne, nes pasak jo, tai buvo vienintelis likęs būdas jam išgyventi. Ir nors operacija buvo labai sunki, labai pavojinga ir beveik neįtikėtina, ji buvo sėkminga. Ir dėl nepaprastos drąsos, kurią jis parodė, Leonidas Drogosovas tapo garsus visame pasaulyje. Dabar, nepaisant to, jei pagalvotumėte, vien to, kad diena ar naktis čia trunka pusę metų, pakaktų pasijusti taip, lyg Antarktida jau nebebūtų Žemė. Tai jau primena tolimą egzoplanetą, skriejančią kažkur kitame visatos kampe. Tačiau yra dar vienas dalykas, kuris dar labiau priverčia pasijusti, tarsi būtum kosmose, kai esi Antarktidoje. Ir ne, mes dar nekalbame apie ateivius, bent jau kol kas. Nes yra dar viena lankytojų rūšis, kuri reguliariai atvyksta į šią vietą. Meteoritai. Iš tikrųjų, Antarktida yra viena geriausių vietų Žemėje ieškoti meteoritų iš kosmoso. Beveik 2/3 visų meteoritų rastų planetoje buvo rasti būtent čia. Ir natūralu, kad daugelis susimąsto, kodėl čia. Ar Antarktida meteoritai dažniau pasiekia nei kitas vietas? Kai kuriems gal iškart kyla sąmokslo teorijos. Tačiau tikroji priežastis yra daug paprastesnė. Čia nekrenta daugiau meteoritų. Juos tiesiog daug lengviau pastebėti. Kadangi aplinka tokia balta, net ir mažas tamsus akmuo ant ledo iškart pastebimas. Tai tarsi numestum ant gabalėlį anglies ant balto popieriaus. Be to, Antarktidoje oras yra labai sausas. Todėl meteoritai čia mažiau pažeidžiami nei kitose pasaulio vietose. Ir net jei jie paskęsta sniege, ledyno judėjimas turi ypatingą poveikį. Meteoritams neleidžiama nugrimsti per giliai. Vietoj to, jie dažnai lieka arti paviršiaus. Todėl mokslininkams Antarktida yra tarsi natūralus lobynas. 2022-2023 metų ekspedicijos metu viena tarptautinė tyrėjų komanda iškart rado 5 naujus meteoritus, vos po trumpos paieškos. Ir vienas iš jų svėrė 7,6 kg. Tokio dydžio meteoritas yra labai didelis. Pasak Marijos Valdės iš Fieldo gamtos istorijos muziejaus ir Čikagos universiteto, per pastarąjį šimtmetį iš Antarktidos buvo atgabenta maždaug 45 000 meteoritų. Ir iš tokio kiekio tik apie 100 yra tokio dydžio arba didesni nei meteoritas, kurį rado ta ekspedicija. Tai reiškia, kad tokio tipo atradimas yra itin retas. Nors kai kalbame apie Antarktidą, dažniausiai įsivaizduojame tik ledą ir sniegą, tai nereiškia, kad ten tik tai ir pamatysi. Nes Antarktidoje yra vietų, kurios atrodo kaip kalnai Europoje. Kartais, kai pasižiūri į kai kurias jų nuotraukas, gali pagalvoti, kad esi Šveicarijos Alpėse. Tačiau yra viena detalė, kuri iš karto primins tau, kad iš tikrųjų esi Antarktidoje, tai imperatoriškieji pingvinai. Nes imperatoriškieji pingvinai gyvena tik čia ir niekur kitur Žemėje jų nerasi. O nuo lapkričio iki kovo, kai pietų pusrutulyje yra vasara, kruiziniai laivai aplanko Antarktidą. Taip, net ir šalčiausiame pasaulio žemyne vyksta turizmas. Tačiau kuo labiau artėji prie pačios pietinės Antarktidos dalies, ypač žiemą, ten tikrai pajusi, kodėl ši vieta tokia atšiauri. Tai toks šaltis, kuris lyg prasiskarbia iki pat kaulų. Iš tiesų, žemiausia temperatūra, kada nors užfiksuota Žemėje, taip pat buvo čia. 2010 metais Antarktidoje buvo užfiksuota -92 laipsnių Celsijaus temperatūra. Tai buvo žemiausia, kada nors užregistruota temperatūra visoje planetoje. Ir kalbant apie Antarktidą, yra dar vienas dalykas, apie kurį beveik visi žmonės yra girdėję – ozono skylė. Nors šis terminas yra gerai žinomas, daugelis žmonių iš tikrųjų nesupranta, kokia rimta tai problema.
Ozono skylė tai atmosferos dalis, kurioje ozono koncentracija yra labai sumažėjusi. Ozono sluoksnis yra labai svarbus, nes jis veikia kaip Žemės skydas nuo pavojingos ultravioletinės spinduliuotės iš Saulės. Be jo gyvenimas planetoje būtų daug pavojingesnis. Tačiau štai vienas dalykas, kurį daugelis dažnai klaidingai supranta. Ozono skylė Antarktidoje nėra nuolatinė skylė, kuri būtų atvira visus metus. Tai sezoninis reiškinys. Tai reiškia, kad jie atsiranda ir sumažėja priklausomai nuo metų laiko. Šią problemą pirmieji atrado britų mokslininkai 1985 metais. Jie pastebėjo, kad kiekvieną rugpjūtį didelėje atmosferos dalyje virš Antarktidos ozono koncentracija yra labai žema, o gruodžio mėnesį ji beveik visiškai išnyksta. Dėl to mokslinė bendruomenė iš karto sunerimo. Nes jei ši situacija ir toliau blogės, tai gali turėti didelį poveikį visai Žemei. O pagal mokslininkų labiausiai priimtiną paaiškinimą, pagrindinė to priežastis taip pat yra žmogus. Ypač dėl chlorfluorangliavandenilių, CFC ir daugiau nei 100 kitų kenksmingų cheminių medžiagų naudojimo. Dėl didelio susirūpinimo įvairios šalys greitai ėmėsi veiksmų. 1985 metais buvo pasirašyta Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos. O po 2 metų, 1987 metų rugsėjį, ją papildė Monrealio protokolas. Nuo tada situacija pamažu gerėjo. Tyrėjai kasmet mato, kad ozono skylė vis mažėja. Yra net keletas optimistų, kurie tiki, kad ji gali visiškai išnykti iki 2060 metų. O kai kurių jungtinių tautų ataskaitų duomenimis tai iš tiesų gali įvykti. Tačiau pastaraisiais metais, ypač 2023-aisiais, vėl kilo naujų susirūpinimų. Remiantis palydoviniais duomenimis, iš Europos vidutinio laikotarpio orų prognozių centro mokslininkai pastebėjo, kad tais metais ozono skylė susidarė anksčiau nei įprastai. Paprastai jie atsiranda vėliau, tačiau 2023 metais jį pradėjo formuotis jau rugpjūtį, o ekspertų nuomonė tai nėra normalu. Pasak Martino Dukerio iš Naujojo Pietų Velso universiteto, toks ankstyvas jo susidarimas buvo visiškai netikėtas. Ir jei ozono skylė dar labiau padidės, pietų vandenynas gali dar labiau įkaisti. Tai problema, nes Antarktida jau dabar patiria rekordiškai žemą jūros ledo lygį. Be to, ultravioletinės spinduliuotės padidėjimas taip pat gali pakeisti vėjų cirkuliaciją aplink Antarktidą. O kai tai įvyks, ledo tirpimas dar labiau paspartės. Šiuo momentu tikrai susimastai. 2023-ieji gal jau gana. Atrodo, kad planetos problemos eina viena po kitos, tačiau pasak mokslininkų vis dar trūksta informacijos galutiniams išvadoms padaryti. Ir kol Antarktida išlieka viena pavojingiausių ir paslaptingiausių vietų Žemėje, mes atrasime dar daugiau keistų paslapčių, kurios ten slypi ir yra užfiksuotos. Daugelyje pasaulio vietų upė yra įprastas dalykas, tačiau Antarktidoje tai yra nepaprastas stebuklas. Tai yra Onikso upė, ilgiausia upė Antarktidoje, nors jos ilgis tik apie 32 km. Tačiau ypatingiausia tai, kad ji teka tik maždaug 2 mėnesius per metus. Beveik visus metus jos vaga būna užšalusi. Tačiau atėjus trumpai Antarktidos vasarai, upė staiga atgyja ir pradeda tekėti pačiame šalčiausiame žemyne. Tai vyksta dėl ypatingos vandens sistemos po Antarktida. Po storais ledynais slypi paslėpti poledyniniai ežerai ir požeminiai upeliai. Kai dalis ledo vasarą šiek tiek ištirpsta, vanduo kaupiasi, kol galiausiai išteka į paviršių ir suformuoja upes, tokias kaip Onikso upė. Ir nors šiandien yra žuvų, ši upė yra gyvybės šaltinis mikroorganizmams ir dumbliams, galintiems išgyventi atšiauriame Antarktidos klimate. Tačiau dar labiau stebina vieta, kuria ši upė teka, nes ji yra sausiausioje Žemės vietoje. Tai yra Matmerdo sausieji slėniai, vieta, kurioje beveik 2 milijonus metų beveik nebuvo kritulių. Net kai kurios atakamos dykumos dalys palyginti su šia vieta atrodo kaip oazė. Šioje vietoje beveik nėra gyvybės, kai kuriuose dirvožemio mėginiuose tyrėjai išvis nerado jokių gyvybės požymių. Dėl to ši vieta dažnai lyginama su Marsu. Kadangi ši vieta labai panaši į Marso sąlygas, NASA ją naudojo kaip bandymo aikštelę Viking nusileidimo aparatams. Tačiau čia slypi dar viena paslaptis. Slėniuose išsibaršusios mumijas primenančios ruonių liekanos, kurios gali būti 100 ar net 1000 metų senumo. Iki šiol mokslininkai vis dar nėra tikri, kodėl ruoniai atklydo į tokią tolimą vietą. Viena iš priežasčių, kodėl čia taip sausa, yra vadinamieji katabatiniai vėjai.
Labai šaltas ir sausas vėjas, kuris kartais pasiekia net 320 km/h greitį. Dėl šių vėjų ši vieta išliko beveik be ledo maždaug 8 milijonus metų. Tačiau čia Antarktida tampa dar ypatingesnė, nes šalia pačios sausiausios vietos Žemėje yra krioklys, kuris atrodo kaip kraujas. Tai yra kruvinasis krioklys. Jį 1911 metais atrado Griffithas Tayloras. Iš pradžių jie manė, kad raudoną spalvą sukelia dumbliai. Tačiau pasak mokslininkų, ši spalva atsiranda dėl vandens, kuriame yra daug geležies tekančio iš po ledyno. Kai vanduo išteka ir susimaišo su deguonimi, susidaro geležies oksidai, kurie suteikia kraują primenančią spalvą. Dar labiau stebina tai, kad vandenyje gyvena mikrobai, kurie išgyvena be saulės šviesos ir beveik be deguonies. Dėl to kraujo krioklys tapo svarbiu objektu astrobiologijos tyrimuose. Mokslininkai tiki, kad tai gali padėti atsakyti į klausimą, ar įmanoma gyvybė Marse, Europoje ir Titane. Ir Antarktidoje yra ne tik dykumos ir ledynai, čia taip pat yra milžiniškų kalnų. Aukščiausias yra Vinsono masyvas, kurio aukštis siekia 4892 metrus. Tačiau dar labiau stebina tai, kad Antarktidoje yra ir aktyvus ugnikalnis. Tai yra Erebuso kalnas, ugnikalnis, kuris aktyvus jau daugiau nei 1 300 000 metų. O pačiame jo kraterio viduje yra lavos ežeras, kuris nuolat verda nuo pat 1970-ųjų pradžios. Taip, pačiame šalčiausio Žemės vietos viduryje yra tikras lavos ežeras. Vis dėlto, be to, kad Erebuso kalnas yra neįprastas ugnikalnis, jis taip pat turi tamsią istoriją. 1979 m. lapkritį 28 dieną Air New Zealand DC-10 keleivinis lėktuvas su 257 žmonėmis tiesiai rėžėsi į ugnikalnio šlaitą. Visi 257 žmonės, įskaitant įgulą ir keleivius, žuvo. Tai viena iš baisiausių tragedijų Antarktidos istorijoje. Ir tai tik parodo, kad ir koks gražus būtų ši vieta, ji vis tiek yra labai pavojinga. Tačiau nepaisant pavojaus, daugybė tyrinėtojų ir mokslininkų vis tiek rizikavo savo gyvybėmis, kad ištirtų Antarktidą. Ir iki šiol vis dar matomi jų didvyriškumo pėdsakai. Vieni iš žymiausių yra istorinės trobelės, kurias paliko pirmieji Antarktės tyrinėtojai. Roso saloje yra keletas senų trobelių, kurias anksčiau naudojo Robertas Falconas Scottas ir Ernestas Shackletonas. Vadintuoju Antarktės tyrinėjimų didvyriškuoju laikotarpiu Ernesto Shackletono trobelė, pastatyta 1907 metais, atrodo kaip užšalusi laiko kapsulė. Viduje vis dar galima rasti senų vaistų, miegmaišių, konservuotų maisto produktų ir net duonos, kurią paliko tyrinėtojai prieš daugiau nei 100 metį. Dėl itin šalto ir sauso Antarktidos klimato šie daiktai beveik nesugedo. Tas pats pasakytina ir apie Roberto Falcono Scotto trobelę, pastatytą 1911 metais. Jie ten paliko pakankamai atsargų, tai galėjo išmaitinti daugiau nei tuziną žmonių daugiau nei metus. Ir stebėtina, kad kai kurie ten esantis maisto produktai vis dar tinkami vartoti iki šiol. Tačiau dar labiau stebina tai, kad Antarktidoje yra tikras mažas miestelis. Tai yra Vila Las Estrellas, Čilės gyvenvietė, kurioje yra mokykla, mažas prekybos centras, biblioteka, ligoninė, internetas ir net paštas. Tai viena iš 2 nuolat apgyvendintų gyvenviečių Antarktidoje. Nors ji maža, joje gyvena apie 80–100 žmonių. Gyventojų priklausomai nuo sezono. Tačiau dėl ribotų medicinos paslaugų, visi gyventojai privalo iš anksto pasidaryti apendektomiją prieš apsigyvendami ten, kad būtų išvengta skubių atvejų. Ir žinoma, pasakojimas apie Antarktidą nebūtų išsamus, jei nekalbėtume apie garsiausią jos vietą – Pietų ašigalį. Jis taip pat žinomas kaip geografinis Pietų ašigalis arba 90 laipsnių pietų platumos. Tai yra piečiausias Žemės taškas, kur susikerta planetos sukimosi ašis. Jis yra labai plačiame, tyliame ir beveik begalinėme baltame kraštovaizdyje, maždaug 2835 metrų virš jūros lygio aukštyje. Ir jei čia patektum, pastebėtum, kad aplinka labai paprasta. Nėra medžių, nėra kalnų, beveik visur, kiek tik akis mato, vien ledas. Tačiau ten yra vienas ypatingas dalykas – metalinė lazda, kuri žymi tikslų Pietų ašigalio tašką. Ir įdomu tai, kad kiekvienais metais ji šiek tiek perkeliama, nes net pats ledas Antarktidoje pamažu juda kiekvienais metais. Vis dėlto, jei manai, kad Pietų ašigalis yra labai liūdna ir izoliuota vieta, šiek tiek kitaip pasijusi pamatęs Amundseno Scotto Pietų ašigalio stotį. Tai yra tyrimų stotis, esanti visai šalia geografinio Pietų ašigalio.
O norintiems nusifotografuoti čia yra net speciali vieta, vadinama ceremoninių pietų ašigaliu. Tačiau net jei dabar Antarktidoje yra žmonių ir modernių stočių, ji vis dar išlieka viena atšiauriausių aplinkų Žemėje. Ir stebina pagalvoti, kad anksčiau šis žemynas atrodė visiškai kitaip. Prieš milijonus metų Antarktida nebuvo vien ledas. Čia buvo miškai, augo augalai, o dinozaurai klaidžiojo vietose, kurios dabar padengtos storais ledynais. Tarp 145 milijonų ir 66 milijonų metų atgal Antarktidos pakrantėse dar augo palmės, o vidutinė temperatūra tuo metu buvo apie 20 laipsnių Celsijaus. Mokslininkai šį laikotarpį vadina Eoceno šiltnamio periodu, kai atmosferoje buvo daug anglies dioksido, todėl Žemės klimatas buvo labai karštas. Ir ne tik tai. Tuo metu Antarktida buvo arčiau pusiaujo, tačiau bėgant milijonams metų ji pamažu vis tiek judėjo. Čia jau buvo miškai, kurie egzistavo tūkstantmečius. Dabar tik augalų ir senovinių gyvūnų fosilijos liko kaip įrodymai apie buvusią žaliąją Antarktidą. Tačiau po šiuo ledu slypi dar stulbinančių dalykų. Po storais Antarktidos ledynais slepiasi paslėpti ežerai. Kai kurie iš jų galėjo egzistuoti dar prieš žemynai pasidengiant ledu. Vienas žymiausių yra Vostoko ežeras. Jis buvo atrastas 1990-ųjų pabaigoje netoli Rusijos tyrimų stoties Vostok. Tačiau mokslininkai jo tiesiogiai nematė, nes jis slepiasi po beveik 4 km storio ledu. Tik jų radarų technologijos dėka buvo sužinota, kad po ledynų yra milžiniškas ežeras. Ir tai nėra mažas ežeras. Jo ilgis siekia apie 160 km, o plotis beveik 30 km. Tai tarsi visas paslėptas pasaulis po Antarktidos ledu. Dėl to mokslininkai labai susidomėjo, nes ledas virš ežero yra tarsi Žemės istorijos knyga. Čia išsaugota informacija apie prieš milijonus metų buvusią atmosferą, dulkes ir planetos klimatą. Tačiau pats įdomiausias klausimas, ar ežero viduje gali būti gyvybės. Po ilgo gręžimo projekto, kuris prasidėjo dar 1989 metais, jie galiausiai pasiekė ežerą 2012 metais. O kai jie ištyrė iš ten paimtus mėginius, padarė stulbinantį atradimą. Jie aptiko daugiau nei 4000 bakterijų rūšių, kurios gyvena ekstremaliomis sąlygomis. Ir ne tik šaltis ten buvo problema. Dėl storo ledo sluoksnio viršuje slėgis ežero viduje siekia apie 300 atmosferų. Kitaip tariant, yra organizmų galinčių išgyventi vietoje, kur beveik neįmanoma normaliai gyventi. Ir vėl, mokslininkai susimąstė apie vieną didelį klausimą. Ar po Antarktidos ledu yra gyvybė? Ar taip pat įmanoma, kad po lediniu užšalusiu vandenynu yra gyvybė? Kitose planetose ar mėnuliuose kosmose. Dabar grįžkime atgal. Mokslininkų susidomėjimas Vostoko ežeru netruko ilgai. Vėliau paaiškėjo, kad dauguma mikroorganizmų, kuriuos jie rado, iš tikrųjų atkeliavo iš gręžimo skysčio, naudoto ledo gręžimui. Kitaip tariant, mėginiai buvo užteršti. Ir paaiškėjo, kad paviršiniuose ežero vandenyse beveik nėra gyvybės. Beveik. Nes jie vis tiek atrado vieną dalyką. Keistą bakteriją pavadintą W12310. Ir čia viskas tapo įdomu. Kai buvo ištirta jos genetika, ji sutapo mažiau nei 86% su žinomais organizmais Žemėje. O pasak mokslininkų, reikia bent 90% genetinio sutapimo, kad organizmas būtų laikomas egzistuojančia rūšimi. Tai reiškia, kad tai gali būti visiškai naujas bakterijų tipas, kurio mokslas dar nebuvo matęs. Nors tai ir nėra pabaisos ar ateiviai, kurių tikėjosi kai kurie, tai vis tiek yra didelis atradimas. Ir kol tyrimai Antarktidoje tęsiasi, vis daugiau senovinių paslapčių pamažu iškyla iš po ledo. Viena iš labiausiai stebinančių atradimų įvyko 2020 metais. Žurnale Nature paskelbta ataskaita pranešė apie milžiniško kaulėto dantyto paukščio, kuris kadaise skraidė Antarktidoje, fosiliją. Jo liekanos pirmą kartą buvo rastos dar 1980-aisiais. Tačiau tik neseniai mokslininkai suprato, kokios jos svarbios. Ši būtybė priklausė tam tikrai grupiai. Vadinti pelagornitais tai buvo senoviniai plėšrieji jūriniai paukščiai, kurių snapuose buvo kauliniai dantis. Tai nebuvo tikri dantis, bet jų pakako, kad šie paukščiai atrodytų bauginančiai. Ir kas labiausiai stebina, jie buvo milžiniški. Pasak tyrėjų, šių paukščių sparnų mostas siekia nuo 5 iki 6 metrų, beveik 20 pėdų. Jie buvo didesni už daugumą šiuolaikinių paukščių.
Pasak Peterio Klozo iš Kalifornijos universiteto Berklio mieste, šie paukščiai greitai tapo milžinais po to, kai išnyko dinozaurai. Milijonus metų jie viešpatavo danguje virš senovinės Antarktidos vandenyno. Ir tikėtina, kad po ledu slypi dar daug tokių būtybių fosilijų, nes senovėje Antarktida nebuvo apledėjusi. Iš tikrųjų, tais laikais pietų vandenyno temperatūra siekdavo apie 30 laipsnių Celsijaus. Antarktida tada buvo šilta, žalia ir pilna gyvybės. Tačiau pasak mokslininkų, viskas pasikeitė dėl didelio anglies dioksido kiekio atmosferoje, kuris sukėlė stiprų šiltnamio efektą. Dėl sugrįžta ta baimė, nes, pasak daugelio ekspertų, Žemė dabar šyla greičiau nei beveik bet kuriuo kitų laikotarpiu planetos istorijoje. O šį kartą pagrindinė priežastis nėra ugnikalniai, o šiuolaikinė žmogaus pramonė. Iš tikrųjų, kai kurios vakarų Antarktidos dalys jau pradeda tirpti. Ir nors žemynas dar nebus vėl žalias per artimiausius dešimtmečius, mokslininkams aišku, kad pokyčiai jau prasidėjo. Tačiau yra didelė problema. Kai visiškai ištirps ašigalių ledynai, pasikeis ne tik Antarktida, bet ir visas pasaulis. Ando,